Ar kada kilo idėja, kai buvo formuojamos pirmosios muziejaus ekspozicijos? Karo muziejaus vadovas ir įkūrėjas Vladas Nagevičius visą savo gyvenimą paskyrė Lietuvos istorijos išsaugojimui. Jis rėmė ir samdė įvairius menininkus, tarp jų ir Vaclovą Kosciušką, kuris jam nutapė net 11 užsakymų. Dauguma tai buvo batalinės tematikos kūriniai, vaizduojantis nepriklausomybės kovas. Tačiau išsiskyrė vienas darbas, kuris pateko į muziejaus rinkinius pats pirmas, nutapytas 35 metais pavadinimu Lietuva tėvynė mūsų. Šioje kompozicijoje įprasminamas senovės graikų mitologinis siužetas, kuriame perteikiamos Gracijos arba Charitės. Jas itin mėgo vaizduoti renesanso meistrai kaip Botičelis ar Rafaelis. Nors ganėtinai akivaizdu, kad Kosciuškos versijoje Gracijos yra kiek padoresnės. Šioje kompozicijoje centrinę poziciją ima vyčio simbolika, po kurio išdėstytos 3 Gracijos. Pačiame centre laisvės statula atmenanti lietuvybės nešėją su 2 nacionaliniais simboliais. Jei iš kairės meno, literatūros ir muzikos deivė, o iš dešinės žemdirbystės ir vaisingumo. Kūrinio autorius šiam siužetui suteikia ganėtinai stiprų tautinę atspalvį, figūras aprengdamas senovės baltų drabužiais ir taip pat inkorporuodamas tokius akcentus kaip kankles ar rūtų vainikus. Mane asmeniškai labiausiai žavi autoriaus potėpis. Jo pasirinkta taškavimo technika ir aiškus koloritas primena neoimpresionizmo ar impresionizmo stilistiką. Kartu su tuo jisai kuria žaižaruojančios nakties padangės įspūdį. Kosciuška, pasirinkdamas sugretinti nepriklausomybės siekį su senovės graikų siužetu, išaukština ir mitologizuoja tuo metu formuojamą Lietuvos tautos istorijos naratyvą.